kur yra pagalba, štai numeris, štai jeigu tu būsi pasiruošus, mes galėsim nuvykti 1 valandai, jeigu tau nepatiks, mes išeisim, eisim kitur. Ir tai nėra pataikavimas, ta prasme, kad čia šoksim dabar pagal tavo dūdelę, bet irgi grįžtu ties tą pačią dalim, kad reikia to santykio ir žmogus turi pasijausti saugiai, ar ne? Ir kad mes tikrai pasistengsim daryti viską, ką galim. Aš truputį taip, Renata, negaliu gal labai tiksliai, matot, atsakyti, aš dėl ko tikrai norėčiau vieną labai svarbų dalyką pasakyti, kad nėra bendrų istorijų. Mums kartais atrodo, kad visi žmonės geria vienodai arba kažkaip vienodai reikia elgtis. Vienas prigeria ir yra labai agresyvus. Kitas, nežinau, gyvenime net mirktelt nedrįso. Nežinau, vienas ištisai verkia, kitas tyli, vienas labai kalba, kitas užsidaro. Labai sudėtingos tos situacijos, ar ne? Vienas niekur neina ir tik ant sofos ir kas nors sako, tai geriau jau gertų bare. Kita reikia tampyti iš tų barų. Žodžiu, labai sudėtingos situacijos. Gal tik tai svarbu pradžiai atskirti,